Tegu jie negalvoja, kad aš nežinau, ką aš šneku. Laisva Lenkija nėra be laisvos Lietuvos, laisvos Baltarusijos ir laisvos Ukrainos. Tokia afigenai gera informacija. Jeigu tai būtų tiesa, taip. Epizodo herojus šiandien yra Rūstus Gits. Kartais jį Donatų Jokubaičiu vadin. Tai yra toks unikalus žmogus, katras pasakoja istorijas netepdams ant jų glazūras. Nu kaip buvo, taip jis sako. Pasakoja tiek savo turistam, tiek įsekėjam internetuose. Tai toks istorinis, filosofinis, biški praktinis pokalbis gavos. Pakalbėjom apie tai, kas yra geras gids, kokie turistai būn, kaip nesąmonių reikia nepasakoti, viską aplink tą darbą į ne tik. Rimtai, čiagi prašiau paspaus laikį pasiekti kanalą, kad tipo iki rugpjūčio 500 būtų. Nu tai nenormaliai apsišoviau, nes dabar tik keliasdešimt iki 800, bet trūksta Danijai ne rugpjūtis. Na tai agirdi, jeigu nebūtų sunku. Paspaus tą laiką, paprenumeruok kanalą, turim dar vieną dieną iki 800. Padarom. Gerą klausimą. Tai ko Rūstus? Ko Rūstus? Jau pradėjom bazarą, ne? Nu, todika, tas Rūstums, kaip aš sakau, aš esu iš tikrųjų, nieks negalvoja, bet aš esu krikščionis ir Rūstums yra nuodėmė. Bet aš ne tas, kur ten labai pabažnas. Rūstums yra šiaip durnumui. Tokiam durnumui, ne tai, kad nežinojimui, nes nežinot nėra blogai, nežinai sužinosi, bet nenoriu žinoti. Kits Rūstums yra tas požiūris į istoriją, nes, kaip Lietuvoje istorija mes norim, kad būtų graži. Graži, maloni, didinga, žila, labai garbinga, bet kai kalbė apie istoriją, toks žodis garbinga, jis nelabai vartojams, nes jeigu tu pradėsi istorijai taikyti ant kažkokius moralės, etikas dėsnius, tai tu suprasi, kad čia, nesiklijuoja tie reikalai, nes viena tavo moralė yra, kada tu jau perėjęs visą raidą visuomenės amžių, kita moralė, kai tau reikia padaryti valstybę, jeigu tau kas trukdo tą valstybę, tai tą reikia nusmeikti, nusmaukti, arba kaip minimum praspirti laukant. Tai čia, taip nieks nesidaro. Jo, ir ten, kaip ten sakom, Atlantą perskridom, ten, čia kietai, ten ne iki galo biški. Čia nuo jūrų iki jūrų, čia paskui kažkaip ten blogai pasidarė. Ir žmonės, aš pastebėjau, aišku, čia sovietinis yra kaltas dar nemažai, nes realiai tos istorijos dorai nieks nemokė ir žmonės turi didelę antipatiją istorijai kaip tokiai. Nes galvoju, kad ten reikia datas mokintis, kalti, datas kaip, jos yra, jos tiesiog, čia yra laiko lainas, linija ir ten viskas, jos turi būti. Bet tas mokymas, jis buvo toks, kad jis nebuvo per tai, kad kodėl vyksta, neraginamas suvokti priežasčių, pasiekmių dėsnę, plus ruskio laikais, sovietiniais turiuomenį. Tai ten mums leido mokytis, kaip ten kovos su kryžiuočiais gerai, nes čia vokiečiai paskui, šiaip vokiečiai priešai ruskiai buvo. Bet paskui, kai mes pradėjom plakti su ruskiais 16 amžiaus pradžiai, tai čia, kažkaip, o toks 18 amžius tai yra iš viso tamsu. Nes ten kai kurie žmonės neįsivaizduoja, kad daugiau negu pusė 18 amžiaus LDK stovėjo Rusijos kariuomenė. Ir mūsų visi seimai šoko pagal jų dudelės. Tik ten paskui, kaip ruskiam turkai pradėjo kelti bėdas, ruskiai išėjo su turkais muštis, mes sakom, opa, ką veikiam, tai ką, darom reformos, konstituciją, toks judesys, kad prasidėjo, bet per vėlus. Tai apie tą 18 amžių žmonės galvo, kad čia ne mūsų, nes nieko gera nėra. Nėra kom didžiuotis, žinai, čia didybės nebėra viskas. Bet čia lygiai taip pat, kaip, arba tu priimi savo visą gyvenimą, savo kūną, savo psichiką, arba ne. Ir jeigu tu atmetinėjai savo kūną, jeigu jis tau nepatinka, tu gausi problemą, neurozę gausi. Nežinau, kas ten buvo, kur neėda, arba per daug jas pradėt, arba dar kažką, tu pasižiūri į save, tai ką gali pakeisti, tą keiti. Istorijas, aišku, nepakeisi, bet čia, kaip ir praeities nepakeisi. Ten žmogus, sutinki tą žmogų, jis sako, ten visi draugeliai pradėjo čiešinti, eik, su jie neprasidėk, jinai ten šalava, žinai, ten tokia, anokia, nesakysim tų žodžių visų. Galim. Bet jeigu žmogus myli, tai jam nesvarbu praeitis. Čia, toks yra dėsnis. Geras palyginimas iš tikrųjų. Jeigu tu myli, tau praeitis yra nesvarbi. Tai jeigu tu, žinai, yra daugybė tautų, kurios nei pusė tiek, kaip mes neturi, į ką jam daryti?
nebegyventi, nes yra, nors yra toks dėsnis, kad tu eini tada, kada eini į priekį, nes tu neini atgal. Istorijos žinojims nėra tempims atgal tavęs. Ten gali pasižiūrėti, pasidaryti, kaip ten buvo ir arba, gal geriau padarom, nedarom, kaip tie darė. Pavyzdžiui, jeigu taip sakyta, ne Latvija, Estai. Tai jeigu mes ten 13 amžiuje kryžiuočius daužom, galų gale cibos daužyti, apsikrikštėm. O tai ką Latvija mes tam daryti? Atvarė kryžiuočiai, juos apkrikštė ten ir jie neturi savo valstybės iki 18 metų. Tai kaip jiem, gyventi tada, jeigu taip nežiesi, kad ten tautos didybės reikia. Ne, nereik, tu susigalvoji savo projekciją ir turi, eiti į priekį, kaip sakant. Kaip toks yra romansum, Pedro Lenzo iš šveicarų kalbos išvertė į šiauliečių kalbą, čia tokia pirmas kregždas buvo. Romans vadinasi Čia švaratarius, vartininkas, nes čia rusiškinės lengva biškilikėmau. Tai jam sako, visi sako, žiūrėk į priekį, tiesa, tas herojus nenori žiūrėti į priekį, sako, man praeitį gerai, bet iš esmės, kur tu, atgal nežiūrėsi, nes tas atgal žiūrėjams sukelia visas bėdas. Plus, žmogaus psichologija yra taip sutaisyta, kad tu jeigu žiūri atgal, ne tai, kad tu žiūri atgal, bet tas nori žiūrėti atgal, jis yra toks, kad tau atrodo, kad tavo visą ten ankstyvesnį laikai buvo geresnį. Ypač, kuo labiau žmogus senst, tuo labiau jis netenk to proto. Ne tai, kad proto netenk, bet tuo daugiau jam taip, kažkodėl taip surėdyta, kad blemba, kaip buvo gerai tada, kaip čia to nebuvo. Bet, nes žmogus pamiršt, smegenis yra toks, jis turi tą kažkokią funkciją autokorektą, kad išmet, visus blogus dalykus. Blogus liekas geri, tai ten, aišku, buvo jaunesnis, buvo saulė geriau švietė, daugiau galėjo, kaip sakant, sykiu nuveikti ko nors, daugiau šnapsą išgerti ten, jam gerai atrodo. Bet, ne tam esmė, žinai, ta praeitis neturi skandinti tavęs. Tai Rūstus Gits ateina iš tokios reikiamybės nupasakoti istoriją biški realiau negu... Biški realiau, taip stengiuosi pagal visą, kaip sakant, tenai, sakau, kaip, su ta didybė, sakau, tą pudrą, kaip pučiamą paliekam, nes, kai tu viską užpudruoji, tai žinai, kai tu pats pagalvoji, nes mūsų kaip mažos tautos istorija, kaip jis formavos, tas požiūris toks gan dažnas, formavos taip, kadangi mes ten buvom tokie, čia tarpukarį net gaunam nepriklausomybę, iš tikrųjų, langas, galimybė, čia, kai būn galimybių langai, tai mes šovėme galimybių langą, padarėm, bet dabar mums reikia didybę daryti ir ten, žinai, kad ten viskas tik tokio romantizmo versijos. Biškai gal reikėjo tą žmogų... Reikėjo, būtent, tai tuo metu, tas ir buvo reikalinga, irgi, ten kaip koks nors Šapoko parašo istoriją 36 metais, kur ten sovietmečiu draudžiama, paskui ten sąjūdis prasidėjo, jie ten pradeda spausdinti 100 000. Tomas Baranauskas čia atsinešęs buvo tą knygutę. Tai nes tuo metu jos reikėjo, dabar reikia, tu turi kitaip apie save pasakoti, nes visos tautos yra, kaip visi žmonės yra pagal savo prigimtį vienodi. Ir kai prasideda ten tas, toks kėlimasis virš kažko, tai, tai ne. Tas baigės labai liūdnai. Pavyzdžių istorijų šimtai, bet mes esam... Mes gal biškai per maži, kad kažkam pridarytumėm nesąmonę. Ne? Kaip, mes galim didesnių įrankiais, kaip, pavyzdžiui, kažkas parsidavė NKVD, kažkas parsidavė naciam. Kažkas tapo, žinai, komunistais išdavikais išgamom, kažkas tapo nacijų išgamom, kurie žydus šaudė. Tai čia, žinai, ir tarp to nepamesti tos esmės, kad, žiūrėk, kad tavęs neįtrauktų į šūdus, nesusidėk su bloga šaika. Ten aišku, kas dėl ko, ten viena galva, gal čia biškai susidėsiu, bet galėsiu kažką padaryti, bet esmė yra ta, kad, blogis yra toks dalykas, kad nėra biškai blogė. Kad, biškai susidėsiu su blogiu ir tada, jis iš karto tavęs, sumurzini, tu jį nusiplauti, nebein. Čia tas yra toks momentas, kad ateisiu kompromisus, ten politikai, taiko sąlygom, tai čia, žinai, tas politikos menas, bet, ten karų sąlygom, kataklizmų sąlygom, ten dabar, žinai, eisim kaimynų šaudyti, nes, žinai, arba per gerai gyvena, arba prieš 3 metus nusuko gražą, žinai. Tai čia, žinai, tai čia toks, čia jau, ne juoks, nes, tai čia viską pasako apie žmogų, čia. Ir dėl to reikia ramiai viską, tiesiog nepamest tos tokios
Ir dėl to aš gal kertinės žmogaus idėjas ir dėl to, kad aš nesu pabažnas žmogus, pamaldus, aš neinu į bažnyčią. Dėl to, kad aš matau, kai kur ten, žinai, atrodo, ta idėja tokia viena, bet yra esmė tokia, kad, sako, pagal ką yra žmogus sukurtas krikščionybei. Sako, pagal Dievo veidą. Pagal savo sukūrė žmogų. Nu, ir jeigu tu pizdėlini kitiem, ten, žinai, akis draskai, taip nemotyvuotai visai, žinai, jau, nu, taip jau kur jau taip. Ten iš neapykantos arba iš kokio durnumo. Nesvarbu, gali įsivatnik, sako, koks ten negeras žmogus, bet, nu, aš irgi ten dažnai nesilaikau, čia nėra ko slėpti. Čia jau nevaidinu geresnę negu esu. Mes kiti mane akmenį. Jo, iškolėt galiu čia mikliai ten. Bet tu kur tu, bet kur yra šiaip kokie ten nuomonių skirtumai, da kažko, nu tai okei, ten, žinai. Ten gali pasiaiškinti, tik tai, kur tu matai blogą veikimą konkrečiai, nu, kenksmingą, kenkėją, ten koks nors celofansą, ne, nu, jis yra kenkėjas, jis yra, nu, parazits. Jis yra dirba už pinigus Ruskynui ir jis kenk mūsų valstybei. Aišku, tas jo kenkims yra toks kaip šuniuko lojims, bet yra tokių šuniukų, kur tas choras gali jų biškai padidėti, sumažėti. Ten ir va ta esmė, kad tu, kai nežinai istorijos, tai pilnai nuoširdžiai, ten galų gale kritiškai, visų pirma kritiškai, nu, tai tu tada gali nuvažiuoti tą tokią durnių pusę. Tiek žinių, ką čia jaučia. Rūstus gits, žodžiu. Nu. Į istoriją žiūrim be pudros. Be pudros. O kas yra geras gits? Kas yra gits iš viso? Gits yra toks bičias, katras pasakoja tokius dalykus, kas yra parašyta knygose, pats priskaitai, visiems pasakoja. Tai aš kaip sakau, chebra, nu, jūs be manęs knygas galite skaityti. Čia, nes, nu, tai yra parašyta knygose, bet šiaip ekskursijos žanras kaip toks, jis irgi turi virsmus, nu, kitimus, nes jeigu ten, nu, tokia buvo sena klasikinė mokykla, nu, vienas dalykas, tu turi nemeluoti, nu, čia jau jo. Jeigu ko nors nežinai, tai nežinai. Kokia ta riba yra, dar pakalbėsime, ne, tarp melavimo ir... Ne, riba turbūt labai aiški. Aha. Arba žinai, arba nežinai. Jeigu nežinai, kaip, ar man kartas būna, aš nežinau ko nors. Nes aš esu kažkada nusprendęs jau visko nebežinot, nu, žinai. Nu, ten aišku, ten kas priklauso jo tai. Bet, nu, ten kas nors būna, nežinai kažko. Aš sakau, sorry, aš nežinau. Ir jeigu aš nežinau, aš jau nefantazuosiu. Nes jeigu pradėsiu fantazuoti, nu, tai tada, arba aš sakau, dabar aš fantazuosiu. Dabar mes interpretuosim, dabar mes fantazuosim, žinai, nu, tada okei. O kas yra geras gits, čia žmogus pasirenka pagal save, nes aš irgi nesu geras gits kitiems žmonėm. Aš kitus nervuoju, nu. Ir pas mane, kai ateina žmonės, aš sakau, jūs žinot, pas ką atėjote. Sakau, pas mane nėra tokių bairių, kad klientas yra teisus. Čia iš kur prisigalvojate, aš nežinau tokių dalykų. Na, aš kažkokios, tai sakytams. Tokia, žinai, nėra, kad taip, žmonių, aš manęs patinka, aš nepatiktų, aš sakys, nedirbčiau. Bet tai geras, kas yra geras gits? Ką žinau, nu, kur labai nenusišnek. Nu, turi turėti kažkokią biškį linksmumą lengvą. Ir turi vis tiek mokėti tą pasakojimą vynioti. Nes yra... Ekskursija toksai, aš kaip pats žmonėms sakau, yra toksai pam žinių, pam stand-upą tokia. Biškai, toks žanras, kur tau kartais gims ten juokai kokie, arba jie gims ir tu jos, nu, kaip būna, žinai, improvizacija, gera improvizacija, pagalvoju, gera. Veikia, fiksuojam, kaip teatre, fiksuojam. Ir paskui gali atsibosti, jos nebenaudoja, nu, bet čia toksai biškai vaidybinis žanras ekskursija yra. Ten to teatro yra, nu... Tai ar nemelagis turbūt, ne? Nemelagis turbūt, aišku. Nu, mėgt žmonės. Žmonės mėgti, nes nu, jeigu tu žmonių nemėgsi, nes tų žmonių gali ateit pas tai visokių. Va čia man irgi įdomu. Tie žmonės gali jie būti, nes tu vis tiek ten kartais gali, nu, šneki ir gali išlysti. Pavyzdžiui, šneki apie kokią nors mediciną LDK, ne, tai sakai, pavyzdžiui, 19 amžiaus pradžioj Lietuvoje atsirado vakcinavimo institutas. Pradėjo žmonės skiepyti. Ir taip žiūri jos. Visi skiepyti save. Leidai savo. Nu, tokiu ten, šiandien, Ir kokį nors ten namą rodai, kur ten gyveno. Čia, sako, antivakseriai žinotų, kad čia gyveno tas kuriejas, tai čia mėtytų visokius bonkės, nežinau, pomidorus, bet jie, sako, nežino, jie knygų neskaito, tai ką, žinau, sako. Nu,
Aš taip, čia toksai gal biškai, čia rūstus humoras toks, bet, kaip sakant, tai reikia, kaip vadinamas, pas ką atėjo, tai čia. Tai yra buvę, kad pameta turistą? Yra. Buvo tokia ekskursija, gali pavyzdį pasakyti net. Aš dirbu Lietuvos laisvės kovų pažinimo centre, čia yra Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys, bet tai yra Vilniui. Jis yra kuriams, mes ten kartais darom kemeliuose renginius, ant Sąjūdžio, ten Baltijos kelio, čia bus rugpjūčio dar mėnesį Helsinkio grupiai. Į tokią ekskursiją yra prie Ruso buvo geriau. Su klaustuku, aišku, tai čia taip negali būti. Kažkada tokia, žiūriu, žmonės, biškai nepataikė, jam taip, paskui žiūrė, dingo. Ne ten atėjo, ne? Gal ne ten atėjo. Gal jie atėjo be klaustuko? Gal jie be klaustuko atėjo, aš nežinau dabar motyvacijos, tik spėliuoti, bet tiesiog jie dingo. Gal jie nuėjo į kafeiną, pasiimti kavos ir aš nesulaukiau, ar tiesiog. Bet čia, čia gal tas. Gal kartais noris pamesti turistą? Pavyzdžiui, jeigu turim kokį vatnikėlį arba įtikėjus Rusijos propagandą. Tokių kažkaip. Nebūna, ne? Arba, pas mane atein tie, kad, kad žinau, kad čia nereikia eiti labai tokiem, nes paprastai atein visiems, visi yra sveika proto žmonės, tokie. Ne, ten, kad aš žinau kai kurių, kurie ten yra atėję, bet jie, netgi žinau, ten buvo tokias pažiūros, tokias gan vatnikiškas, bet jie nekel bangų, bent jau. Jeigu jie nekel bangų, kodėl aš turėčiau juos tampyti? Tiesiog, tai žinai, klausykis ekskursijos, žinai, dalyvauk mėgaukis, aš specialiai iš žmonių neužpuolu. Tai švinai, kaip sakant, nėra segregacijas, ten toks, noks, nes vis tiek žmonės, jie turi savo patirtis įvairias ir jie per tam tikrus dalykus ateina prie to, kokie jie yra. Per savo visas patirtis ir, čia vėl, dėl to tas, žmogaus ten smerkims, kai jis yra toks anoks, čia iš tikrųjų, čia visiems to trūksta, man irgi, bet to vietoj reikia visų pirma, biškai pagalvoti, pažiūrėti ir, pabandyti prabilti, normaliai, nepaniekinančių tonų, bet, žinai, tokį, žinai, aiškinančių, bandyti išsiaiškinti, jeigu matai, kad jau nesiaiškinu, ten. Ramanauskas šaudyti siūlytų, bet, gal irgi. Ne, tai tokia durna metafora, aišku, tai šiais tai pasakė. Aš tai iš tikrųjų jo nesmerkiu, jis tai pasakė. Aš irgi nesmerkiu. Nes čia yra kas. Nes jeigu nedaug dėja, ateis tą dieną, kai ateis ruskis čia, patys pirmi. Mes jų tikrai nešaudysim, jie šaudys. O čia tas yra. Tas, kas sėdžiu užsiticharinę. Liberalioji demokratija, čia problema yra mūsų. Problema, nes demokratija yra toks daiktas, kad jos vaisiais naudojas netgi tie, kuriuos nepriima. Kurie nori ją pakeisti, kurie nori ją panaikinti. Panaikinti, ne, tai jos gal panaikinti nenori, jiem gerai, tam tikroje stadijoje. Kaip, tas Europos pavyzdys, ne? Atvažiuoju šiltųjų kraštų, kaip ten tie, gydytojai ir inžinieriai. Klasika. Daktarai inžinieriai atvažiuoja ir jie naudojas tom gerybėm, ką ne jie sukūrė, bet, mes duodam, ten gali duoti Europą tai, bet jie nepriima mūsų esmės. Nes aš to vietoj, man tokia yra dvi pusės, liberali labai ir konservatyvi. Tai mano liberali pusė, kad, ta tokia žmogaus laisvės teisės, jos yra, ne tai, kad absoliutas, bet jos, kaip sakant, Jungtinių tautų deklaracijų. Tai kitaip būti negali, nes kitaip keliasi diktatūros, raudonos. Kitaip selektyviai galiausiai tave pasirinkšina. Jo, tave pasirinkti kitaip kelias, raudona, ruda, kokią nori diktatūrą. Bet kita vertus, aš sakau, chebra, Europos pamatas yra antika ir krikščionybė, nes tai sukūrė mums antikos filosofija ir krikščionybės suvokimas, kad nebereik užmušti to žmogaus, tos moters, kurio nesutinkia, arba ta moteris, kuri paleistuvavo, tai jos užmušti jau nebereik, šiaip jau. Nes iki tol tai reikėjo.
Reikia arba raganas išbandyti. Nebuvo ten labai daug. Oi, čia su raganu, tais mitais, inkvizicijom čia... Skaičiais nedideli, bet istorijos gražios. Jo, istorijos, jo, skaičiai ten kaip... ten inkvizicija, ypač, pasigaudavo sovietinę ateistinę propagandą. Ten paskui žiūriu, o koks čia tarpas, ten 16-18 amžius, ten 3000 tokie. Ar kažkas ten toks? Per Europą. Per Europą. Tai pasižiūriu Ivano Rūsčio laikus. Ten neskaičiavo turbūt. O kam skaičiavo? Kam skaičiavo? Žmogaus gyvybė neapskaitama. Yra tų žmonių. Tai būtent, kad pas mus yra idėja, individualizmas ir kad žmogus, kaip vienis yra vertingas, o ne kaip ta, žinai, ta masė, kaip skerys. Kad mes kad tas yra, kad tarp visko reikia matyti žmogų toje visoje masėje. Tai sunku, tai yra reikalauja daug pastangų, bet, kito kelio nėra, nes išauks, tai visi jie tokie. Tai žinai, čia kaip, kai važiuoju į Berliną, ten nors, kiek čia žodžiai babajų. Tai jo. Į kas nors ten, sakysim, pirmą kartą, čia netrasų jau. Važiuoju su taksu, ten vairuotojas, koks nors, ir jis, matai, kad nuoširdus žmogus, tai jo tautybė, koks skirstumas jo tautybė, žinai. Jisai pasakoja, paskui išlipa, sakau, kaip geras žmogus, ne? O jo, toks nuoširdus, tai koks čia. Žinai, čia ir aišku, kad ten, paskui kartu sudaro tą durdą masę kritinę masę, kurie, savo taisyklės nori primest, bet, hebra, čia jūsų taisyklės ten, mūsų čia. Ir ten, jeigu ten jūs norite, nieks nedraudžia niekam Europai užsiminėti savo ten religinę praktikom jokiom. Tik paskui, kad sako, bet čia reikia mums dar toks. Čia yra problema, nes realiai, tas, kaip sakant, ta tolerancija, kai kartais sako, irgi, čia pas mane konservatyvioji mano pusė įsijungi. Kas sako, yra tolerancija? Tolerancija, kol organizmas toleruoja tą ligą, kiek jis ją gali pakęsti. Bet jeigu, kaip vėžinė, jeigu jis plečias, viskas. Plemba, aš koks iš tikrųjų, kiek su tėvu ginčiausi. Aš iš Šiaulių esu. Čia pirms podcast yra iš Šiaulių. Iš Šiaulių, sakau, šiaulietiškas podcast. Pirms bent jau mano kanale, bet ir matyt viens pirmų YouTube'ai. Tai labai smagu tas yra, bet... Nereik, kaip sakau, bazarik savo bazarų. Ja, bet biški sunku yra, kai Vilniuje gyveninu, kiek čia, labai keičias. Draugai perim šiaulietišką bazarą, aš perimu biški iš Panevėžio, biški iš Gargždų, biški iš Vilniaus. Jaučiasi, man rytai. Asimiliacija tokia, bet ką norėjau pasakyti, va, į tą temą dar migrantai progresyvums, va, kiek su tėvuku ginčydavus. Va, dabar tėvuks žiūrės šitą ir mėgausis, rankom plos. Tai va, čia mano konservatyvioji pusė, šnek, aš sakau, aš taip kalbu, nes, kaip sakant, kaip tie pseudodaktarai, pseudoinžinieriai. Tai va, aš irgi yra ne daktarai ir ne inžinieriai. Šitą pusę. Tai ne, nes labai buvo jokinga istorija, kad važiavo daktarai ir inžinieriai ir, čia, sako, va čia jau Europa, kaip jos tai irgi, vargšai žmonės iš tikrųjų, jie ten, kaip ir mes, taigi jiem visur žiūrėjom, kur geriau, ten Anglijos, visokas Norvegijos, iki šiol ten legendariniai lietuvių žygiai, plėšikų, žinai, visokių. Peterboras visas. Jie ten, Raganins ten irgi buvo geras, taigi. Ką noriu pasakyti? Tai jos taigi naudoja kaip ką, kaip ten tas Lukašenka, sakom, taigi čia bus Europa, va, ir jos ten tuntais, taigi varydavo. Kai buvo ta didžioji krizė. Bet, pamečiu mintį. Mintis nutrūko, kitą klausimą gal. Nieka. Nutrūko, minčikai. Gerai, aš sakau, atsiverčiu irgi šitą pusę, nes kol mokyklai, tol liberalesnis, baigi universitetą, žiūri, kad biški konservatyvė pusė. Sveika, mano galva sveika. Sveika, tokia, tu neturi užsidėti, tu, oi, peace, freedom, viską, žinai, neveikia. Festivalį, neveikia, nes jie iš tave žvengia. Tai va, tai ten vieni iš doktorų, tų inžinierių pseudo, pamatė, kad čia jau čia Europa, bet žiūri, kad sako, kur čia daug tos pašalpos bus. Bus toj, va, čia 200 iki šiek tiek eurų. Ne, jis numavo mikriuką, išvažiavo, pabėga iš Lietuvos. Tai Vokietija visi važiuoja. Taip, tai va, ten yra aišku, tas dalykas, kad, mes turim
kokio tu nori, žinai, tai ir ta pastanga tą išlaikyti valstybę. Vien keliavims kiek parodo, ne? Ja, čia žmonės, kurie labai nori ginčytis, aš nelinkstu į tą pusę, ten jau visiškai ekstremistinė, dešinė, bet jokių būdų, aš irgi... Pakeliauju į Berliną, Paryžių, ne į Londoną tą patį, ir tada nuvažiuoju į Varšuvą. Arba Vilnių tą patį. Varšuvą. Lenkai rūstus. Lenkai labai rūstus, jau palikę. Lenkai jau jie turi Sobieskį geną. Jaučiu, jiem būtent ta veikia istorinė atmintis, tai taigi mes čia turkai vieną norėjo užimti, tie jau, žinai, kaip, tie jau, žinai, vieną ten su perukui, pasidažė skruoščiukus, pasipudrydė, atvarė, lenks ūsais, turkam, nes ten tie tokie buvo, Lenkui. Tai vėl čia tas tik tai, tai kartais tas, kaip tu matai, vėl tą tokį, kokį nors, nereikalingą tą žiaurumą prie to, aš irgi, tą nabagus, atbėgėlius, pabėgėlius, nelabai ką yra daryti. Nelabai, supranti, žmogiškai tai yra jų gaila, nes, bet esmė ta, kad jie, tu kaip žmogus ieško, yra tautų kraustymas į kažką dalyko, kurie pakeitė iš viso ten civilizacijas. Tai ir dabar jas pakeis. Ir čia, nes, jeigu tu kaip... Vėl čia, mane dabar užmuš moteris, nes, sakys, tau nereikia vaikų gimdyti. Bet, sorry, jeigu vaikų nebus, tai... O čia dar viena problema, kurios dabar neįspręsim. Jo, čia pradės rėkti, aš kiek galėjau sprendžiu. Aš dar ne. Nedaug, bet jau, jokiais, bet, nes, čia prasideda tada jau ta elementari fizika ir matematika. Ir jokia romantika, nežinai, čia nepadės ten viskas. O kai grįžtam prie nemigrantų turistų, legalių migrantų, tai turėjom vatnikus, apkalbėjom, kurie biški skersai, Ne, vatnikam galiu pasakyti, aš esu jūsų priešas. Atvirų tekstų, neikit pas mane. O ką darom su visažiniais? Kurie keli rankas, nori užbėgti įvykiam už akių, sakyt, ką žina. Tai čia... Daug yra tokių? Ne, tokių daug nėra, nes, nežinau, mano povyza, mano kalbos tons, kažkaip gal neleidžia pasireikšti ir įdomu klausyti, ką aš šneku. Bet jeigu kas nors pradeda labai daug žinoti, tada aš taip sakau, girdi, dabar taip. Aš einu, kur tu stovi, o tu eini, kur aš stoviu. Varyk toliau. Yra buvę, kad pasiem. Tokie... sakau, tu gali žinoti, sakau, okei, šaunu, kad žinau, viskas gerai, čia aš nepretenduoju niekada į tą visažinystės funkcija, nes čia irgi toksai, tu gali būti ten, žinai, jeigu būčiau koks nors matematikas, būtų ekskursija apie matematiką, tai ten, okei. Bet dažnai gidas nebūna, kai kartą sako, tai jūs istorikas. Sakau, labai panašu, sakau, sakau, ne. Aš neturiu akademinį istorinį išsilavinimą. Aš turiu teatro išsilavinimą. Kas dar geriau, gida darbė. Kas yra, toksai, duoda irgi tokį kitą vaibą, kaip šiandien šiais laikais sakoma, vaibužėlį. Vienas iki žiūri kažkoks gezas šnek prie teliką pareigas, vaibo kūrėjas. Dar nemačiau. Eik tu galvoju. Kai vaiba, kur atsisėdęs. Biškiu pažiūrėsiu, matau kažko vieną kamerytę. Suvarga. Trečią tipo turistą išsirašiau. Girti. Girti? Būn? Retai. Aš galvoju, visai smagu būt. Aš nežinau. Aš žinau, kad girts negali būti girts. Ar yra buvę? Ne, aš nesu matęs girtų. Ten būn kokia gimtadienio ekskursija su draugais, ten tiesiog. Ir taip visi ten čiuk, ten kartais gidui čiukšti, taip, savo žiūriu, tu supranti, ne. Nes tu turi nenusimušti nuo taikiklio, to čia nereiktų dalyko daryti. O tie, kur labai, kad būtų visi girti, tai tada būtų tragedija, tada, sakyčiau, hebra, gal, ten jau pinigus pervedėt, tai viskas skirstas. Nėra gerai, nes jie pradeda, žinai, girt, alkoholis jis yra toj vietoje, kaip sakant, ten priimtina, nors šiais laikais čia visi baisiai čia draudžia reklamas įminėti, negali, vos nekivelnė. Kada yra toks bendras sutarims jo vartojami ir visi yra vienodam lygiai.
Nes jeigu yra skirtumai, tai tada pasidaro didelis disbalansas, nes tie, kurie jau smarkiau pasiragavę, jau jie pradeda mušti visažinybės ir šiaip visokie mandrumai. Ir tada taip turi jį žiūrėti ir sakyti, nu, kada baigsim. Beliek gidui prigerti kartu. Ne, čia toks. Ne variantas. Ne variantas, čia, nes tada kai pradėsi. Sakiau, visai įdomu. Šiaip, kai galvojau, bet irgi šitą idėją, galvojau, visai įdomus formatas būtų išbandyti. Visi. Ne, jeigu taip, žinai, visi. Ten, jeigu yra tokia draugų kompanija, tavo, žinai, čia mano draugai, ir tu gali ten, žinai, kartu su. Ja. Tai ten toksai. Bet tada ta ekskursija, jinai turbūt jau nebus ta jau ilgesnė, bus tokia trumpesnė, nes tada norėsis jau nebe ekskursuoto, kaip sakant, toliau skatinti nervų ląstelių tūsą. Dabar klausimas, kurį užduoda VMI, kiek uždirba gidai, kokios yra ekskursijų kainos ir ar galim pragyventi iš vien gido darbo? Aš esu taip daręs ir ne vienerius metus ir pragyvent gali, žiūrint kaip ten, žinai, nėra tai baisus stebuklas, aš čia toks kaip ten pasakyti, kiek už ekskursiją, ar reikia pasakyti, kaip pasakyti, šiek už ekskursiją jiem. Nebūtina, viskas tvarkoja, bet šiaip galvoju, Vilniui kokios kainos ekskursijų, nes dažniausiai eini ekskursijas, kai esi Romui, o ne Vilniui, kur gyveni. Romui jo, nes... Turiu meni, kad, kai išvažiuoji, ten eini ekskursijas. Nes ten natūraliai atrodo, kad ten nieko nežinai, o Vilniui atrodo, kad žinai, bet realiai irgi nelabai žinai. Būna tokie momentai. Tai yra ten, visaip ten, kas ten 15 už žmogų, jeigu ten kas 20 eurų, kas ten 25, tokių ten yra. Čia, žinai, aš galvoju, jeigu žmogus moka, jeigu tu sugebi pasakyti tokią savo kainą didesnę ir tau moka, tai tada čia nėra, kiti sako, čia kažkur brangu, žinai. Nėra rinkoje ten brangų, pigų. Taip, tu gali sakyti brangų, pigų, bet tu visada vertini iš savo tos tokios pusės finansinės. Labiau gal ar permokėjai, ar nedamokėjai. Permokėjai, kokybė. Jo, būtent, nes, aš pats, ar aš esu buvęs ekskursijose kitų gidų, pavyzdžiui, esu, bet grinai dėl įdomumo, dėl tos temos, ko aš, pavyzdžiui, nesiimu, ir ten, tiesiog yra tokių temų, kur aš ar vietų, kur man tai nekimba ir nematau prasmės apie tai kalbėti, bet galvoju, įdomu, ką kiti pasakoja, žinai, tada nueinu, pasiklausau, galvoju, ten būna visai, kai yra buvę, ten normaliai, gerai, būna taip, daug tokių lelekinimų, žinai, fantazijų, nes jeigu prasideda ekskursijai daug lelekinimų ir fantazijų, tai mano galva tai maskuoja žinių trūkumą. Arba jis tą vietą taip įsivaizduoja ir tokia, žinai, Tai kur yra riba tarp interpretacijos ir faktą? Yra taip, yra tokie daiktai kaip ta senoji istorija, kuri yra mum ten surinkta, kažkada senai pateikta kaip tokia, tokia tiesa. Bet ar tai iš tikrųjų yra taip, ten mes žinom, kada gimė Vytautas, kada jisai mirė, kada Vilnius tenai. Bet kuo giliau istorija, tuo daugiau interpretacijų. Ten su kokia nors to pačia katedra. Ten sako, kas pastatė katedrą? Ten sako Mindaugas. Tikrai. Toks ar tikrai. Ir tu turi... Ir jeigu tai yra, suaugę žmonės, ne kokie moksleiviai, kuriem ten, tai tiesiog moksleiviam ten nereikia daug užgrūsti, kad tiesiog kaip vadovėlis, taip. Tai tu kalbė ten, interpretuoji, tokia yra dalykas kaip miesto legenda, žinai. Tai sakai, kad čia yra legenda, bet yra esmė ta, kad kiekviena ta miesto legenda, jinai turi, kažkokį grūdą tiesos, kodėl jinai buvo sukurta. Ten kaip su geležiniu vilku. Kodėl dabar? Iš kur taip reikėjo ištraukti? Kas ten 100 metų po to, ne tik tais paskui palauk, pradedi galvoti, palauk. Vilks, kas yra Europoje, kas Europos centras, galva, kas Roma.
Romoj Vilks. Romoj Vilks, ne? Ir ten kokie, kaip pats aš čia gal aš irgi, čia aš interpretuoju, kokie ten bajoraičiai pirmieji Vytauto laikais išvaro mokytis Prahos universitetą, ten jiem nuperk vietą, sako, čia, žinai, sumoku už mokslą, kad jau reiks, nes reiks specų, žinai, tai jie ten prisiklauso, žinai, Europos viso to, galvoju, kas nors, tu čia galvoju, opa, tai kaip čia pas mumis su Vilniumi yra. Gal irgi koks startas atsirado. Geležinis. Geležinis irgi su šarvais, nes mes čia žinekėti šarvuoti tokie, visą kitą, į tokį šaunį irgi. Ne, tai tas legendas yra, ten koks nors Beresnevičius amžinatelis traktavęs labai įdomiai, ten apie tą Gedimino sapną, kodėl jis ten tą taurą, ten ar buvo, žinai, ten sako, visų pirma, Gedimino laikais buvo miškas, kur ten Gediminas mėgojo, ten užmušė tą taurą. Nebuvo miško, buvo miestas. Iki Gedimino buvo pilis, ten vėl tik tai Gediminas tas, kur, žinai, sostinę atveda į Vilnių. Nes reikia sostinę atvesti Vilnių, nes yra šalia upė. Dvi, Ta viena tokia, bet neris, žiūrėjau, Nemuną, laivai, pirkliai su pasauliu, ten mušti. Čia, žinai, su tais kryžiuočiais, aišku, mes mušamės. Bet, būna ir mušamės, čia paskui prekiaujam, mušamės, toksai... Kaip ir dabar. Kaip ir dabar. Tai nėra, pavyzdžiui, sovietų laikais baisiai piešė tos kryžiuočius kaip velnius, čia Lietuvoje teriojo. Jo, taip, aišku, jie darė tos reidus, naikindavo ten, varydavos gyvulius. Bet ir mes, ką neprašiau, šaudavom. Patį pirmą, kuris Lietuvą prašė, biškį nukirsdina mane. Ten tai iš viso tokia tamsa, kad mes žinom kažkokį vardą, mes žinom kažką, paskui įsivaizduok, ten jeigu tą vardo minėjimą 1009, ne, pamintą vardą, ir paskui 200 metų eterį tylos, tai kelinyje. Gal nieks nedrįs atvažiuoti? Nieks nebedrįs, sako, ne, ten neinam. Ne, kodėl gali viską suprasti, nes tu istoriją neturi žiūrėti, kaip sako, mokomės vien savo istoriją. Jo, vien savo tai gerai, bet tam aplinkui ten paskui prasidėt kryžių žygiai, visi varo į Jeruzalę su saracienais kaltis. Ir čia mes tokie biški, pamiršti, nes čia ten Jėzaus kaps, ten grabs Jėzaus, viską ten reikia išvaduoti iš netikėlių. Paskui tų netikėlių nebesutvarka, sako, ką darom? Sako, čia yra ten prie jūrų. Ten da yra, jau, varom. Čia taip, grubiai kalbant, bet iš tikrųjų, nes jeigu jie būtų įdomu nugalėję saracienus ir ten pilnai įsitvirtinę, gal jie, bet čia vėl toks interpretacija, žinai, čia kas būtų, jeigu būtų, gal jie net nebūtų pradėję mūsų krapštyti. Kažkas vis tiek krapštytų, taip nebūna, kad niekas tavęs nekrapšto. Nes ir to tokia, žinai, visa europinė erdvė krikščioniška, o mes čia tokie, žinai, ten. Paskui sako, tai kodėl pas mūsų universitetas tik 16 amžiaus pabaigoje? O todėl, kad reikėjo apsikrikštyti. Prie Mindaugo normaliai nestumt duros ir būti europiniai toj civilizacijoje, žinai. Ir tada... Ir vėl, tai kur tos mūsų visas pilis? O todėl, kad medinės buvo ir reikėti meistram. Arba Baltarusijai. O Baltarusijai kodėl pilis? Todėl, kad kaip mes kariavom su kryžiuočiais, mūsų valdovai ką daro? Resurso reikia, pastovaus resurso žmonių kariauti. Tai tie ten biški pasilps, nuvarom ten tuos, paimam, santykinai švelniai. Pradedam ženytis su tom stačiatikių kunigaikštytėm. Resursas yra ir daužomės su visą Europą, daužomės, kol jų pribręsta reikalas Jogailos Vytauto laikais, klausimas, kaip toliau, kiek mes daužysimės tą Europą ir kiek mes ten imsim tą resursą. Arba tada mes tampam tie stačiatikiais, ortodoksais, ne, arba katalikais. Įva toks pasirinkimas. Įdomus pasirinkimas, iš tikrųjų. Ir kito nėra. Ir kito, tai būtum nuėjęs stačiatikybę, sakytų kryžiuočių, čia tie netikri ir ten toliau. Bet vis tiek mes kaip pasikrikštėm irgi dar, kol informacija suvaikšto, kol tikrai įsitikina, tikrai, tikrai, bet ne, dar čia vis tiek. Kol Žalgirio mūšį ten jau neduodami bliuską su Lenkais, pabrėžti reikia su Lenkais kartu, paskui po to Žalgirio mūšio, tai čia Žalgirio mūšį laimėjo toksai,
Nu, gerai, laimėjom, taigi laimėjom. Gerai, kad laimėjom, aišku. Bet paskui tu turi važiuoti į Šventos Romos imperijos gilumą, Konstancos miestą, Bodino ežerą, ten, kur Vokietija, Šveicarija. Ir ten sakyti, tai ko dabar mes tais kryžiuočiais čia taip mušamės? Ne dėl to, kad norim užmušti. Nes jie norim mums užmušti. Mes jau apsikrikštėjom, mes jau bažnyčią statom Vilniui, aplink Vilnių, čik. O tie mums daro pastovis skriaudas. Ir čia šnekam jau ne mes, o šnek Lenkai. Lenkai mūsų veda, o šitas yra į Europą. Nes jie jau senai apsikrikštė, jie turi teologus, žinai, valstybės jų veikėjus. Ir jau čia mes tik tai, žemaičiai sako, mes čia norėjom krikštis, bet mums nori užmušti. Nu, tokio, žinai. Lenkai sako, čia taip. Ir va čia tas kaip, ir tas įdomus momentas, nes mes, kaip, pavyzdžiui, iš po Sovietino neišėjom. Taip mūsų, kaip sakant, Europą kelias ėjo per Lenkiją irgi. Čia gali sakyti, kad kažkoks polonofilus, aš galiu sakyti, jo, polonofilus, bet, žiūrėk į faktus. Ten Vilniaus konfliktą, Hebra, jūs, sakau, biškai, vieni kitą jau primirškim. Čia viskas. Kai Lenkai dabar taip galvas keli draugai, bet čia po 50 metų gal vėl ateis. Prisimins pretenziją į Vilnių. Ne, nes pačioj pradžiai buvo toksai Jerzy Giedroic, Lenkų, pagal Giedraitis, šaktas lietuviškas, bet jis Lenkų kultūros žmogus, tai čia nepradėkime jo per gvalto lietuvint. Tai jis yra pasakęs, kad, sako, tiem Lenkams, sako, toks autoritetas buvo, sako, Lenkija, laisva Lenkija, jis nėra be laisvos Lietuvos, laisvos Baltarusijos ir laisvos Ukrainos. Nes jeigu jūs bandysit nupūstis ir čia sakyt, mes čia, kartais Lenkai, mes čia, žinai, čia Lenkai tokie. Tai tada nieko nebus, nes jūs tada perimsit Maskvos ligą. Nes Maskva čia yra, mes čia viską, ramiai, viskas. Išsiaiškinta. Sienos po Antrojo pasaulinio karo, kokios yra, tokios yra. Jeigu mes neškokam, kad atiduokit Suvalkus. Iš esmės, etniškai lietuviška žemė. Suvalkas, Augustavas, ten, kur visi važiuoja bedrionkos. Ten kitaip vyks lietuvių kolonizacija. Ten važiuoja, daug žmonės perka, išmoksta pardavėjai lietuvių. Pinigais bando. Jo, išmoksta pardavėjai lietuviškai, viskas. Žinai, čia viskas okei, tokia diplomatija. Tai viskas toje vietoje turi būti ramiai. Kiek Lietuvos, kiek Lenkijos ten, kiek, žinai, tam Baltarusija, kada jinai išsivaduos vieną kartą. Kažkada vis tiek turės išsivaduoti. Kaip Putinas nudvės tada, kada žlugs Rusija, tada išsivaduos Baltarusija. Tenai. Su jais irgi reikės aiškintis biškį. Tai dėl tam tikrų dalykų, tą litvinizmo temą visą, kad ten jie biškį, nes Baltarusija turi tokį kompleksą. Man jau toks jausmas, kad jie kadangi, sako, čia buvo ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai mes lietuviai, jie lietuviai, o mes neaišku kas, bet okei. Kodėl jis yra? Todėl, kad jie niekada kaip tokios atskiros valstybės neturėjo, o kai gavo 91 metais, mūsų ten buvo 5 metus tokie laisvi ir 96 metais išsirenka Lukašenka. Ir vėl dobė. Tai čia yra tas mūsų darbas, Lietuvos, Lenkijos darbas, jiem padėti, tvarkytis. Su sąlyga, kad jie nešnekėtų, nesąmonę savo. Kol Maidaną nepasidarys. Sutapkė man soliukų, ne. Viskas gražu nuotraukose, bet kol ginklai rankas nepaims. Ne, tai čia kaip yra toks posakis, kad, kaip aš sakau, aš nemėgstu irgi ten tų fizinių, kaip ten kažkokių prievartų muštynių, bet yra toks dalykas, muštynėse reikia muštis. Arba tu mušies, arba pabėgi. Bet taip pabėgi, kad tavęs nepasivys. Bet jeigu pasivys, tai vis tiek reikės muštis. Čia kaip, tai viskas. Ir, nenorit, kaip sakant, duoti jausi tiem. Taip ir bus. Ukrainiečių pavyzdys, tai rodo. Jie mušos ir jie, kaip sakant, borytis, paborytis, kovokit ir tai ir nugalės. Kur jie tų kazokų kraujas? Kazokų kraujas, būtent, kazokų kraujas. Pas jis yra dabar dar labiau negu bet kada. Jis būtent čia tas paradoksas, kad jie kaip ir tokios atskiros valstybės, ten aišku buvo Kijevo Rusia, čia tas. Civilizacijos lopšys, aišku. Paskui ten totoriai ten jos uždaužo, paskui mes ateinam, bet mes atėjom, mes čia vėl tokie
O tas santykis Lietuvos su Ukrainos, kodėl jis toks yra, nenusakomai normalų, geras toksai. Dėl to, kad mes, kai atėjom, Neskirdėm. ne, mes buvo pasakyta paprastai, senovės nekeičiam, naujovį neįvedam. Žodžiu, čia tikėjim, ne, čia dar patys. Tai yra apie tą mūsų okupaciją kalb visai kitaip negu apie ruskią mes okupaciją. ten, kadangi mes civilizaciškai už tą Kijevo Rusiją, kad ir, buvom silpnesni, ten vis tiek tie valdovai, kurie, ten kunigaikščiai, kurie tapdavo stačiatikiais. Jie išmokdavo tą rusėnų kalbą. Iš LDK ten tos teritorijos, kad tos pačios Baltarusijos ar Ukrainos yra gausybė tos LDK giminių. Tai ten kokie nors visi Tiškevičiai, Chodkevičiai, nežinau, ten dar kažką, Ostrohiškiai tie patys. Tai yra, rusėniškos giminės. Ten viskas. Ir jie toj viso didžiulėje LDK, jie visi koreliuoja vien su kitu. Ten tavo šakninė vieta ten, tavo čia. Ne tam esmė. Žinai, tas LDK toks šūkis buvo, sako, kas yra lietuvis. Ne tik LDK sukilimo, bet 19 amžiaus, sako, kas yra lietuvis. Kas myli laisvę ir laikosi statuto, tai yra LDK 3 statuto ten, kur toks yra irgi kita tema, taip natūraliai ją nueinant, kad kas yra LDK, tai 16 amžiaus pabaigoje tai yra 3 LDK statutas, aišku, jis buvo skirtas tik tai kilmingiesiam daugiausiam, tai bajoriškai tautai, tai politiniai tautai, bet ten jau atsiranda tokie dalykai, kad žmogus nekaltas, kol teismas nerodo kitaip. Aišku, dar taikomas ne visai visuomeniai, bet jau yra pradžia. Ten nekaltumo prezumpcijos pradžia tokia. Ten dėl tikėjimo kraujo nelietų toks yra. Nes pas mus kitaip neįmanoma. Pažiūrėk, toks katilas. Kosmosas ant kiek labiau civilizuoti buvom negu kaimynai dabar, ne? Kaip paėmus jau tada. Ne, tai baisu. Aišku, bajorų luomą, bet kitaip ir nežiūrėsi istorinį. Bet viskas kitaip nežiūrėsi, viskas turi eiti, vystytis. Ir tam pačiam 18 amžiui, kada jau vyksta Kosciuškos sukilimas, ne, vyksta kas jų bajorai, sako, mes įsirašom miestiečių luomą, kad jau tas jau susiliejimai visuomenės pradeda vykti, kaip, aš tą turiu pasakyti. Ten tie bajorai, ten tokie, ten tai buvo taip, ten tų teisų turėjo, tie neturėjo. Sakau, taip, sakau, nereikia jų triusiukų mautis savo ir savo triusiukų ant jų mauti, nes mum jų triusiukų bus per mažai, mūsų triusiukai per dideli. Tiesiog, neišauksiu, viskas užauga, viskas istorija, tokia, užauga, ir mes, mes dar kažkur užauksim, kur mes gal net nežinom, kur mes užauksim. Ir dėl to tas yra progresas ir ten tik jis turi turėti savo, kaip sakant, ne tai kad stabdžius, bet tokias atosvaras, kur, sakant, kaip yra mūsų visuomenė, yra Seimas, yra vyriausybė, yra prezidentas. Kodėl yra tiek daug valdžių? Todėl, kad jos yra viena kitos atosvaros sistemos, jos neleidžia įsigalėti vienam kitam ir tas toks, bet ėjimas į priekį vis tiek jis turi būti. Čia toks. Ok. Daug žinių reikia. Dabar kalba mane istorijos, nes pats nebaigęs, bet reikia kažką išmokti. Šiaip, kaip yra sukaupiamas tas žinios, kaip oficialiai gali tapti gidu? Nes aš esu irgi domėjęs šito, man irgi įdomu buvo. Oficialiai tapti gidu paprastai, susirandi, kas organizuoja gidų kursus, yra kelios ten firmos, nežinai, nors ten, tiek tu ne vienos pavadinimai, nesako mane. Nueini vieną į kitą, baigi tos kursus. Kiek laiko? Pusę metų ten tie kursai yra, bet čia vėl, žiūrint, kokį tu atsineši bagažą. Ten, žinai, ten yra, aišku, visada įdomu ten kažką pasikartoti, ten būna dėstyti įdomus ar dar kažkas, kur tikrai įdomu jų klausytis. Bet jeigu tu turi, kaip aš ten pakankamai normaliai raukiau meno istoriją, ten visą, ne, tai šiaip istorija, taip, iš savęs, tiesiog, tas buvo per gyvenimą sudėta sukryti, bet, tai visada tu tiek skaitai kažką, ar ten kokiam temom reikia atskirai gilinės, ypač dabar, kada jau per nepriklausomybę ir ačiū Dievui jau pradėta tyrinėta 16-17 amžius, jau leidžiamos knygos, verčiamos lietuvių kalba. Ir šiaip naujos studijos atsiranda, sovietmečio studijos, žinai, didelės irgi atsiranda. Tai jau dabartiniam pasaulyje jau tų žinių yra
daug daugiau negu buvo prieš 30 metų prieinamų. Nu, ir viskas, plus galų gale ten, jeigu gerai nemoki kalbos, netgi vertimo programos, nu, ten aišku, žiaipškai reikia mokėti tekstą, kad skaitai, kad kartais skaitai nesąmonę. Bet irgi pakankamai jau gali netgi prasiversti kažką tokiam, ne. Nes, nu, Lietuvos istorija, jeigu ta senoji, tai čia be lenkų kalbos. Bet čia kalba apie akademinės studijas, ne, gidų ten, nu, ta lenkų kalba tik tiek gal lenkų turistų yra, kurie nori išgirsti, kartais, čia kitas momentas, lenkų turistai, jie kartais galvo, kad, nu, aš su jais nedirbu, jie nori turbūt labiau išgirsti tai, ką jie nori išgirsti. bet sakai, sorry, hebra, mes gerbiam, jiem yra toks Vilnius, tokie, nu, Paradise Lost, toksai. Ūkuose paskendęs rojus, kur buvo tokia šakninė, ta šaknis, iš kur tie gerieji gimė žmonės, nesugadinti civilizacijos laukiniai, bet čia jokiais. Čia su Mickevičiu gali pažvengti, kad kieno poetas Mickevičius. Bet taip, čia ramiai. Reikia žiūrėti ramiai, reikia, nu, neturėti tokios ambicijos. Jeigu tu nežinai istorijos savo gerai, ar to paties Mickevičiaus nežinai gyvenimo, tai ko tu jį savinės? Kaip ir lietuviams sakiau, ko jūs jį savintas? Ar jūs žinot jo eilėraščių mintinai? Ar jūs žinot jo normaliai biografiją? Nu, tai, o lenkai žino. Nu, bet čia kaip apie rusų didingą kultūrą žmonės kalb, kurie nėra girdėję nei vieno tikriausiai kūrinio rusų didingos. Nu, čia visai kita tema. Jo, čia kita tema. Bet turiu menį žmonės savinas arba aukštint tam tikrus su rusų didinga kultūra yra taip, kad, kaip sakant, tauta vis tiek didelė, tai visam tam baisume atsirasdavo keletas ten, nu, ten žmonių. Bet man Bumblausko mintis, atrodo, kad Bumblausko mintis, kad sako, gerai, o čekų didinga kultūra, o latvių didinga kultūra, ką žinai iš latvių kompozitorių, iš čekų, iš slovakų, nieko nežinai. O rusų yra kas, rusai tai yra inercija. Inercija nuo sovietų laikų, nes taip tikrai tada buvo skiriamas daug dėmesio, visi žinojo ten, nu, ten tos rusų poetus, rusų ten tos romanistus, ne, tai okei, ir pasaulis jie žino, žinai. Bet tiek, kad kitau nebuvo, tau neaiškino, žinai, apie lenkų didingą kultūrą. Aš labiau, žinai, daugiau norėčiau, kad mano vaikai išmoktų apie lenkų kultūrą daugiau, nes mes su jais esam, žinai, vienoj valty plaukiam, aišku, kartais viens kitam ir kloptų daužom galvas, bet čia, nu, bet nėra Lietuvos istorijos be Lenkijos, Lenkijos istorijos be Lietuvos. Čia visokiam lygiai gali sarkastiškam lygiai tai apie tai kalbėti, gali kalbėti ir, nu, akademiniam lygiai, nes, nu, sarkastiškam lygiai sakė, nu, tai ką, savo karalių neturėt, išmirė, nenorėt su Austrais mestis ir tos Jadvygos atiduoti į mūsų Jogailą pačiupotą, ne? Nu, aišku, Jogailą sako, karūną gausiu, jau, gerai, žmona jauna, šiandien sakytumėm, pedofilija, nu, taip, jo, nu, žinai. 12 jau saugus keitėsi. Nu, tai jau, tai čia. Tai va, sakau, nesinervuokam, žiūrėdami praeitį. Nereikia ją nervuotis, reikia tik tai, nu, taip, kur kitas sakytų, nu, tai kaip tada žiūri ten rusų, sovietinės tas tremtis, o čia yra skriauda, kuri yra, už kurią nėra atsiprašyta, ir kuri nėra, rusai jos nėra apmąstę, nes rusai savo nusikaltimų nėra apmąstę. Tai tą patį daro dabar ir tai tą patį, ir toliau varo, jie neina į tai, nes čia viskas yra pagal psichologiją, pagal ką nori, pagal religiją, pagal psichologiją. Jeigu tu neatsiprašai, tu nepadarai atgailos, nu, tu negali kitaip eiti. Tu su žmogiškumo savo nesusigrąžinsi. Nes jeigu ten tu raganėsi, tai kam tu toks reikalingas? Palauk, tu čia, žinai, nusiramink, čia biškiai, pažiūrėk, ką pridirbai. Ir va, tu tas, ką pridirbai, sako, žiūrėk, ką pridirbai, ne? Turi pažiūrėti, ką pridirbai, o jie nepažiūri. Vokiečiai pažiūrėjo, aišku, jis privertė, taip, kaip katas, žinai. Vežės autobusais, kad pasižiūrėtų. Žiūrėti, jo, visus konclagerius ten, jo, ir jie ten klaiko ir kiti iš tikrųjų gal ten, nu, ten. Bet nežinojo, ar kas žinojo, bet žinojo, visi viską žinojo.
Aišku, informacijos tie ėjimai nebuvo tokie, bet visi viską žinojo. Nes būdavo ir pabėgimai, ir nors ten vėlgi, tam tas aklumas buvo truputį, ką čia tos paprastus vokiečius, kaip koks nors buvo toks Vitold Pilecki, Lenkas. Jam yra paminklas Gdanske prie to muziejaus karo, ten toks yra didingas muziejus. Tai jis savo norų kažkaip sugebėjo taip prisicirkinti, kad jį paimtų jos Osvencimą kaip kalinį, kad jis viską sužiūrėtų, kas ten vyksta, jis ir pabėgtų. Ir sugebėjo pabėgti su info. Tai ten irgi, sako, jūs tos lagerius bombarduokit, kelius bombarduokit, kur privažiavimo gelžinkelio bombarduokit, kad žmonių ten nebevežtų, ten bent jau kažkaip sulėtėtų, bet irgi ten vakarai sakė taip ir jo. Niekas netikėjo. Niekas, kaip? Matė biškį istorijų, girdėjo, čia kaip Holodomoras tas pats. Vakaruose sako, neįmanoma, kad tai būtų. Neįmanoma, kad tai būtų. Ką neįmanoma? Žmonės nėra tokie blogi, kur tu atrodo blogiausiam sapne nesusapnuotum to, ką ruskis daro kiekvieną dieną. Žmonės yra... Jo, čia matai, vakarai su tom, vis tiek su ta tokia, vakarai irgi buvo blogi ten, kur nelaikė žmonių, pavyzdžiui, nors Belgija turėjo savo kolonijas Afrikoje ir ten, ten blogai dirbi, tau ranką nukirtama, ne? Kaip minimum. Ne, nes, žinai, čia. Ten toks Leopoldas karalius buvo, toks nemalonus žmogus. Gal malonus. Belgija malonus, jo. Bet, suprantai, tai tas yra, viskas prie to prisisuko, kad tu neduok Dieve pradėsi tą kitą laikyti, ne žmogum, ar jis ten Konge, ar ten kur, ar kaip. Tai irgi. Tai visada yra prasideda nuo nužmoginimo. Ir netgi, irgi taip, kaip, jeigu taip šitos žiūrėt humanistinės, netgi tie patys rusai, ne, kurie ten puola tą Ukrainą. Taip, jos reikia, čikšti. Bet kaip Omanas yra sakęs, sako, mes švedai taip, taip su šypsena, sako, taip, nenužmogina. Nes aišku, ten jie yra degradavę ir jie degraduoja savo norų, nes visada, kaip aš sakau, visada yra tavo asmeninė atsakomybė, žinai. Žinai, bet yra toks daiktas, kaip teatre, žiauriai sudėtingas, bet yra toks Bertoldas Brechtas, vokiečių režisierius buvo. Tai buvo toksai išėjimas iš savęs, jis pažvelgti savo rolę nuo šono, žinai. Tai taip, žinai, kaip yra toks posakis, pasižiūrėk savo nuo šono, ne? Kaip, ką darau? Kokiuose, žinai, ką aš man taip liep daryti, jeigu durnystės kokias darai, tai pasižiūrėk kaip iš nuo šono, tai čia tas toks labai gerai, puikybei nuimti ten, žinai. Tai reikia daug dirbti su savim. Tas žiaurus, aš irgi bjaurus esu žmogus, nieko nesakau, aš Dieve nesakau, aš baisiai, ne, aš esu reto bjaurumo. Reto bjaurumo, kaip būnt ten. Šiais laikais man patiko ta mintis, kad žmonės patys nieko gerą nepadarė, tam visokiais ten coacheriais, kažkuom, pradeda mokyti, motyvuoti verslus, daryti, toks yra niuansas. Tai aš sakau, tokių dalykų reikia biškį kaip pasisaugoti, reikia, toks, sako, neknisk protą kitam. Kaip sakau, geriausi coachai yra vienuoliai. Tokią sistemikę turi išdirbę. 8, 8, 8. 8 miegi, 8 meldies, 8 dirbi. Neliek laiką nesąmonę. Ir dirbi paprastus darbus. Paprastus darbus. Paprastą darbą, dirbimą gerums yra tame, kad kartais mes galvojam, kad mums čia reikia kažkokius darbus šiaip dirbti. Aš suprantu, kad ten, tokie laikai, kad tu turi daryti tai, ką tu moki daryti ir ką darai, ten visą kitą. Bet tai yra realiai tokia meditacija. Arba bent jau eik vaikščioti, nafik. Taip, eik. Vinis kalkai be tikslo į rastą.
Savotiška Ir meditacija. pradėsi galvoti, tą vieną kalčių, sukol, dar vieną čia, čia. Na, iškalsiu ratą, čia dar kažką iškalsiu. Žiūrėk, kaip pailsėjęs. Aš rimtai reikia pradėti pardavinėti. Tokius terapijos kompleksas. Drąsiai. Nusiperki tą. Retrytų reikia vadinti. Supirti. Reikia pavadinti, mandriau. Meno retrytas. Nusiperki tą prastą, ribkom susipjaustai, kokį 30 vinikių laktuką, ten, čia mandalą iškalsi. Pradedi čiešinti visi. 100 eurų už dieną. 100 eurų. Dar festinam, nes, kad valgyt neduot. Irgi tą pačią temą, ne? Čia jau kaip išplėtuosi. Grįžtam prie žemiškesnių temų. Noriu pasikalbėti apie mitus gidų pasaulį. Mitus apie patį darbą ir mitus, kurie ateina iš istorijos kažkokių dalykų, legendų ir panašiai. Tai mes jau apkalbėjom, čia turėjau pasirašęs, užtenka išmokti kelis faktus ir galėjai pasakoti. Tada turiu taip labai greit pasakoti ir sakyti, čia viskas. Ne, čia keli faktai yra, kas yra keli faktai. Jeigu faktai, kaip sakant, jungiasi, turi būti jungtis. Nes kaip tu paėmė kelis, jeigu jie tarpusavį nesijungia, taip konstruoja daiktą, turi 3 detalės, bandai įsijungti, bet jos nėra jungties gaunas, blemba, kodėl, nėra, tai tada, apie ką čia šneki, į tos 3 gabalus žmogus nešas, taip sužinojau, ką Vilnių įkūrė Gediminas, kas nėra tiesa, nes, kaip ten paskui sužinojau, ką pirmą bažnyčią, pirmą mokyklą pastatė Jogaila įsteigė. Sužinojau, ko Jogaila buvo šiaip, kaip ir beraštis. Kaip jis tą mokyklą įsteigė beraštis. Tau nieks nepaaiškino. Žinai, taip. Tai eini, žinai, su tokiu galvoju mataruojas keli, žinai, gabalai, kurie taršk, bet jie, kaip saka, neįsilieja į smegenis, bet drasko tas smegenis. Tai ne, faktų, reik daug faktų. Ir tie faktai turi būti pajungti pasakojimai. Ne tai, kad, o čia, žinot, čia taip ten, nežinau, kokia pikantiška dalyka, žinai, vien ten kartais būna tokiais pikantiškais dalykais, ten tas, bet palauk. Bet, aišku, yra skirtingi žanrai, gal aš, žinai, čia ir klystu, yra, žinai, koks nors ten teatras Domino, ir, žinai, koks Nekrošius teatras, žinai, ir jeigu tau galva Nekrošius neišneš, nes, kartais galvo, nes Nekrošius žiūrėt būdavo, tai čia ne jokai. Tu išeini su, gal ne viską ir suvokęs, o tau, kur ant lėkštės paduotai, vėl. Žodžiu, reikia būti pasakotoju. Reikia būti pasakotoju. Jo, čia yra. Faktus gali išmokti visi, ne? Faktus gali išmokti visi, ja. Okay. Pasakojimas turi sujungtis, kaip yra, dramaturgija. Žinai, kas prasideda, kur eina, kur užsisuka, kur užsiplėtoja. Ten kulminacija. Ir čia man kažkaip turbūt, aš nežinau, kaip čia man taip gaunas, turbūt čia jau yra tas toks, kur yra studijos tam tikros teatro ir tokia įdėta matrica programa Perfokorto, Perfokorto, žinai, kas yra. Perfokorto buvo senovinėse rusų laikų kompiuteriuose tokia didelė korta programų užrašyta, kur dėdoti. Čia kita tema biškai, bet tokia. USB, ne. Paprašiau viską. Čia taip senoviškai labai pasakiau. Kur būdavo kompiuteriai kaip kambariai, tokia dydžia. Ten 1-2 megabaitų operatyvinės atminties. Tai jo, tai pasakot reikia, tie pasakojimai lavinas iš tikrųjų, nes kaip tu pradžioj pradedi pasakot, kai pradedi gidauti, nežinau kaip kitiem, bet nori papasakot viską. Viską, ką žinau, jau. Ir tada žiūri, kad tu pasakoji ir kažko nepasakoji ir galvoji, blemba, dar to nepasakiau. Ir dėl to pradės kažkaip savo priekaištauti, bet paskui supranti, kad, žmonės, žiūrint kokie, žinai, bet daugiausia,
to nežino, ką tu žinai, arba žino ne tiek, kiek žinai, arba žino kitaip, iš kitos pusės, negu tu žinai. Ir čia vėl, kaip sakant, tu kaip žmonėm tos dalykus pasako, aš sakau, prieš tą pasakojimą, prieš pradedant pasakoti, tu turi labai nedaug laiko, kad nustatyt, kaip tu pasakosi. Teatras. Kokiam, reiškia, tam leveliu viskas vyks. Ir kartais tu matai, kad tu pasakoji ir tau, kažkaip nesklandžiai einas, toks, nuo to pradėjai, ar iš kažkokio mandrumo norėjai, kuo mandriau pradėti, bet žiūri, kad, visai būna, žinai, čia. Ir, bet čia tokie. Tai kitas mitas. Lengvi pinigai už porą valandžių darbo. Aš galiu pasakyti, kad man tai jie nesunkus. Jeigu patinka. Ne? Jeigu patinka. Jeigu yra, žinai, gera hebra, gera, kaip sakant, žaidžia gali ir žaidžia komanda, žinai, tai kaip ir būna, ne? Tai jeigu visi žaidžiame tuos pačius vartus, tai viskas ok. Nors dažniausiai yra taip, kad atrodo kartais, čia pasakau, čia pavargau, čia, žinai, čia, turbūt čia visi viską žino be manęs, tokia, žinai. Toks yra momentas, kad tu ateini, stoja prie žmonės ir, kaip sakant, tada įsijungia, kaip sakant, tokią programą, tą jau teatro, žinai, stage, viskas prožektoriai ir varai. Tai nesunku. Jeigu patinka, bet čia kaip ir su visais darbais. Su visais. Jeigu patinka, gali sunkiai dirbti iš šono, bet tau patiks. Supranti, jeigu nepatinka gydo darbas, tai tu ilgai nepadirbsi. Nes visų pirma, tai žmonės matys, kad tu ateini ir sakai, tai ten 16 amžiaus pradžioje buvo pastatyta Šventos Onos bažnyčia, mano, kad jie pastatė. Tu žinai, pradedi šnekėti tokius dalykus. Faktus paprastus. Nes kiti, pavyzdžiui, tokie objektai, kaip Onos bažnyčiai, jie turi tokį paradoksą. Visi ten klaus, kodėl artiniai Bernardinų, kodėl čia. Ir tokie dalykai neatsakomi per daug. Ten kas pastatė, pavyzdžiui, netgi yra literatūroje klaidų, kur buvo nors korifėjai, kurie sako, čia pastatė tas. Pasirodo, ne. Paskui. Čia kaip yra vienas iš bjauriausių Vilniaus dalykų, ką aš girdžiu. Tai yra tai, ką eini pro, tokia cerkvė yra, Pilies gatvė baigęs, didžioji prasideda tas skveras. Ten tos paveikslus pardavinėjai tokius aukštą lygį. Girdėjau, ką koks git sako, čia toj cerkvėje krikštijo Petras pirmasis, kas yra Rusijoje Petras didysis, krikštijo Puškino prosenelį. Ir čia tokia afigenai gera informacija. Jeigu tai būtų tiesa, taip. Bet kas įdomiausia, kad tai greičiausia nėra tiesa. Tai čia istoriniai mitai. Jo, čia yra istoriniai mitai. Tai šitą turim Vilniui. Turim dar Delną, Napoleono ir Onos bažnyčią. O čia toks yra jos kilmės šaknų to mito nežinau, bet visada žmonėms sakau, dabar įsivaizduoju, kad sakau, Napoleonas iš Paryžiaus, permatęs visą Europą, viską ten, žinai, atvaro į Vilnių ir sako, kai gerumą reikia į Paryžių, niekad gerą nėra pažyti, pasimsi tokią. Ir tada ten įrengia kareivinės arklidės, priešik sudeginu, pridirba į baigęs. Bet gražus mitas. Gražus mitas, bet tada, žinai, sakau, mum užtenktų opiono. Sakau, kaip ir, sakau, būtumėt kokie vokiečiai gal ir užtektų. Bet ir tai ne, nes ona yra laikas, kada iš kur atsiranda dabar savo, taip žmonėms sakau, pagalvokit dabar, taip, čia kas, 14 amžiaus pati pabaiga, tai yra 15 pati pabaiga, 16 pradžia statybos, ne? Kiek mes esam laiko apsikrikštyje? 100 metų. Ar pas mus užaugo tokio lygio gotikos specialistai? Ne. Ten prie Joniškio dar Hebra Žalčius, žinai, garbina. Ten viskas. Tai atvežtinis produktas, labai geros kokybės. Onos bažnyčia. Taip, kaip architektas atvažiuoja ten iš Prahos.
Kas valdo Prahą? Jogailaičiai. Kas valdo Vilnių? Jogailaičiai. Kas valdo Lenkiją? Jogailaičiai. Kiek Jogailaičiai valdo Europos valstybių? Dar Vengrija plius. 4. Nu, tai kitas sakau dalykas, tai tada sakau didybė Lietuvos, tai kurie šią laikais buvo ar Vytauto, ar Jogailaičių. Vėl, nesakau, nereikia atsakymo teisingo, bet toksai, poleminis momentas. Tai vat sakau, ona yra apie tai, apie tą laiką. O ten jie kas ant delno, kas po delno, tai čia tos babų pasakos, kaip sakau, ten dėdų pasakos. O ką dar turim iš istorinių mitų Vilniui? Tokių, kur erzintų, kur nesmagu klausytis jau yra. Ne, tai man tas apie Puškiną durniausias yra. Tas Vemals man toks, aš jau sakau, hebra, jūs nebežinėkit tų nesąmonių. Aš matau, kad ten jau, ten kokie seni, žinai, kaip seni. Prieš 5 metų. Štaip šnek, tai dar aš galiu suprasti. Tas, ten kaip išmoko, žinai, prieš kažkiek metų šitos rusiškos inercijos ir varo. Bet sykim, matau, bachurėlis, ruso nematęs, ryškiai. Kad varo. Sakau, girdi, sakau, kodėl taip šneki, tai neteisybė čia yra. Vidury ekskursijos? Žiauru. Rūstas. Suprantate, nes, vienas iki arba jūs apsiraminate, arba, žinai, tiesiog. Aišku, čia nėra. Ir ten tas, tai va, tai tokie čia delnai, tie Puškinai visi. Kas ten dar? Ne, daugiau yra šiaip tokios legendos, kurios, į legendos ir jas reikia žiūrėti atlaidžiai, nes jos yra, miesto sukurtus tokios, žinai. Ten, vėlgi gali pradėti, žinai, tenai, kas kartais, jeigu tu, ten LDK sakom, ten tolerancija, žinai, didelė buvo. Sakau, tolerancija kam? Ten, sako, protestantam. Sakau, o Radvilas nusilpo, tai protestantus iš miesto, fukt, o laukan, viskas. Sakau, kodėl reformatų stotelė yra, ne? Dėl to, kad ten nebe miestas. Viskas už miestą išvarė. Sakau, o žydam? Miestiečiai, Vilniečiai išsireikalavo iš valdovo ten dar 16 amžiaus viduryje, kada ten žydų netoleravimo privilegija, kad nebūtų, kad čia jų nebūtų. Sakau, viskas yra lyginame. Taip, sakau, mes prancūzam galim drąsiai, sakau, spjauti barzdą sakyti, kad mes papjautumėm. Kitatikius, taip kaip jūs papjovėt hugenotus, tai čia jau ne, čia pas mus tokių nebūna, čia mes pas mus statutą, žinai, dėl tikėjimo kraujo neliet, žinai. Bet iš tikrųjų taip, santykinai toks įdomus momentas buvo ir gal net tokių mitų aš kažkaip daugiau nekeliūna, nėra gal tokių. Arba bent neužkliū. Kokius turim tos vadinamus turistus pastus Vilniui? Vilnius iš tikrųjų yra toks kompaktiškas miestas. O ką turistus pastus turime? Tai va čia labiau gal net ne gido variantas yra, aš irgi apie tai galvojau. Turistus pastai iš vienos pusės yra, kur turistai išleidžia pinigus, bet ten jokios dvasios nėra. Laukti eilė ir negauti kažko. Iš kitos pusės galėtų būti kažko. Aš tai šiaip galiu pasakyti, aš čia besi labai ir mano subjektyvi nuomonė, aš galiu pasakyti savo nemėgiamiausią Vilnius vietą. Klausom. Man nemėgiamiausia Vilnius vieta yra Vilnius gatvė. Man ten kas tik nori, bet ne Vilnius. Man toksai, belia kas toksai. Visi barai, ten tokie jo, ten tokie, žinai, aš turiu mėgiamus barus, kurie yra visiškai, nėra, kurie yra, kuo mažesnis, tuo geriau, kaip aš sakau man. Bet visas tas toks, aš toks biškai sena, ne tai, kad turbūt senamadiškas, bet aš nieko tokio, aš toks esu. Tas toks, žinai, kadangi aš jau savo atsiautėjau, tai man visas, toks šaršalas, kur tu nesupranti, čia Vilnius, kuom čia tas baras geresnis už kitą, kodėl tas parolius turi, aišku, kainuoja, kiek kainuoja, bet žinai, tokius, ten
su Lidlo, žinai, produktais sumaišytas turi būti toks labai brangus. Dėl kainos aperolio aš pritariu irgi. Aš sakau, aš mėgstu bendravimą, tai ir tokie mažos erdvės man patinka, nes jos nenori prasideda bendravimas su šalia esančiu, dar kažkom, arba neprasideda, bet toksai. Tai vat man yra Vilniaus gatvė, yra toks kažkoks tai keistas darinys, ten toks, ten suprantu, ten toks Fainai, man patinka, man miesto gyvybę nurodo iš tikrųjų, yra senų barų, senų veikiančių vietų. Ir kai tos, yra, aišku, Bigs baras, pavyzdžiui. Bigs baras, nors aš ten retai būnu, bet faina, kad jis visgi vis dar yra. Ir Bigs baras, čia yra, čia yra, ką žinau, aš buvau 11 klasėje, atvažiavome ekskursijų į Vilnių, tai kažkas ten į Bigs barą, žinai, žiūrėtų. Tokie ir čia, kiek čia metų, vis daugiau negu 30 metų veikia. Tai tokie dalykai. Tie, kur išsilaiko, kurie plimpas, kurie apie savo, žinai, savo žmonėms, savo viskom, ten tokių vienadienių, ten, tipo, fancy, ten, okei, ten, aišku, žmonės galvoja, kad bus gerai, bet supranta, kad tai yra sunkus biznis ir užsidaro. Man ten bando rašytojų vardų ten pavadintų, žinai. Gerai veikiamas universitetas šalia buvo. Jo. Pats nekartas apsilankęs. Studijavau ten pat. Bukovskio baras, jeigu apie šitą kalbą. Ne apie šitą, bet nesvarbu, bet gerai, bet jo, jisai dar veikia, ne? Man atrodo, kad dar veikia. Jo, tai sėkmės, aš visada sakau, kad tos vietos, jos tokios išliktų, nes kartais ten, aišku, būna, kad pasikeičia, karto su savo suvokimu apie buvimą bare. Taip. Čia vėlgi yra normalu ir išnyksta tokie legendariniai barai, kaip koks nors Sokalbis, kur tu galėjai matyti gyvus klasikus, užančius galingai. Toks filmas yra labai geras, Sokalbio antologija, Artūras Jevdokimovas padaręs dokumentinį. Ten yra, kam, žinai, duokit vaikam tą filmą pažiūrėti, paskui duokit, tada jie skaitys jų kūrinius, gal kitaip. Kas ten eidavo? Ten visai eidavo, ten yra Putis, ten iš tokių klasikų, ten turi, ten Braziūnas, poetai, ten buvo toks, ten žmonės... Bohema. Šiais laikais tokios nebėra, nes dabar visi turi gyventi tvarkingai. Ne, tai yra gerai, turi gyventi, viską daryti, užsidirbti, bet tokio, nežinau, gal yra tas toks drive'as, gal jis yra kitoks, ir čia vėl, ir tai yra normalu, nes tai yra kartų pokytis. Bet, ką čia pasakysi, tai sakau, kaip sakant, visi. Jo, nes jeigu labai žmonės baruojasi, tai paskui jie numiršta. Sveikatos gi neprideda. Tūla, kas ten parašė? Jo, parašė Kunčin. Taip, atrodo. Tai okei, Vilnius nėra blogas miestas. Miestas, atsiprašau, va čia vėl lendu. Bet dabar noriu paprašyti padaryti nemokamą reklamą Šiauliam. Drąsiai. Kuo Šiauliai yra geras miestas, kodėl verta aplankyti? Dėl to, kad Šiauliuose yra kaip, kas man patinka, yra kompaktiškums. Viskas yra čia. Yra auksiuks, pasėdi prie auksiuką, jeigu nori muziejų į Frenkelį, pauostai rožikių, pasižiūri, kaip Šiauliai, kaip vien žmogus pakėlė Šiaulius, vos ne, varai bulvarą prašpaciruoji, praseini, nuvarai į Kišenę, va tarp kitko yra vienas turbūt iš seniausių. Da veikia Kišenė. Šaukui kartas buvęs tik tai. Tai va ten yra seniausias veikiantis Šiaulių baras, jaučiu Kišenė. Nuo 9 kažkėlintų, ten 4 spalą. Tai va, daug laiką, kaip sakant, gal ten daug laiką neužimsi, bet yra bulvaras, praseini bulvarą, šokolado muziejus, ten kas ko nori, galite užeiti į katedrą, bet tarp kitų katedrai daro ekskursijas į bokštą, galim pakilti, pasižiūrėti.
nori kas padaryti pratesimą, eini rock'n'rollą. Nemokama reklama rock'n'roll. Nemokama reklama. Labai nemažai laiko praleista ten. Nu, tai va, bet visų pirma yra kišenė. Į Šiauliuose yra geras teatras. Dramos teatras. Daro festivalius, tokius teatrodromus. Kada gal kartais ten darom tokią ekskursiją Šiauliuose su teatru, kur aš vedu ekskursiją. Kmita yra parašęs tekstus aktoriam, Rimans Kmita. Aš vedu ekskursiją vadinasi Didieji Šiauliai, nes visada klausimas buvo, a Šiauliai buvo didieji, a yra į abus. O taip tai kartais žmonės galvoja, kad Šiauliai, ten prisiskaitę ar prisižiūrėję senų laikų kriminalinių kronikų, kad ten užraganėja yra, bet viskas yra ant tiek. Labai ramus miestas. Visiškai. Tos laika kapsulės, jos netgi, žinau, kur ten būdavo, kur dar keli metai atgal jos, bet jos jau nunykusios, nebėra to tokio vėlnėjimo, viskas ramu, toksai pys. Ramu. Ateini, kur eini, visur gerai, restoranų yra gerų, tarp kitko irgi bulvarą, vienas yra labai geras, neatsimenu pavadinimą. Pasakyčiau, bet nes negaila, nes iš tikrųjų valgyt skanu. Kuriam gali? Pradžiui, prieš Morgans, prieš Morganą, kur buvo šokoladinė. Bohem. Kažkoks buvo, jo. Labai geras, nebuvai? Da, ne. Žinok, ten, man patiko ten valgyti. Šiaip tai Šiauliuose yra gerų vietų pavalgyti. Tai sakau, tai man... Kaskas tas pats. Kaskas, toks ten kas labiau pabinis tas maistas. Pabinis. Jo, bet... Hodogai. Jo, bet tą, kur turėjau minty, tai ten toks, kur tu, tai wow. Netgi aš buvau nustebęs, kad ten taip skanu. Taip realiai, iš tikrųjų. Tai va, toks... Tiesiog reikia žmogus, kiekvieną miestą nuvažiavęs, tos pačius Šiaulius, jis turi pats suprasti, pajust santykį. Kryžių kalnas šiaip įdomus dalykas yra. Vieniem tai yra kalnas su kryžiais, kitiem tai yra dvasinė vieta. Dvasinė vieta. Aš visai neseniai nuvežiau savo ekvadorietį draugą. Tenais nėra kažkoks tikintis, jis labiau toksai gal dvasingas, bet ne katalikiškai tikintis. Bet paliko įspūdį, nes 100 000 kryžių vienoje vietoje, piligrimystės kelionės, kurie žmonės iš viso pasaulio atvažiuoja katalikai. Kažkas ten yra. Kažkas ten yra. Tai yra labai, supranti, kas yra svarbu, tai kad yra atgimstanti vieta. Kad tai nėra vienadienis trends kažkoks tai. Kad, kaip prie Ruskio, kaip tą kryžių kalną su buldozeriais stumdydavo, kryžius degindavo. Vis tiek, dzin, supranti, visiems viskas. Tai šiais laikais, aišku, kokios tos intencijos, ten tas žmonės, tos kryžius, supranti, kaip, man kartais įdomu, aš taip, žinai, sakau, kodėl tą kryžių neša, taip iš nuoširdų, yra žmonės, kur neša iš nuoširdaus tikėjimą, ten, kitai nori, o kitai, man toks jūsų būna, kad neš, tokia, padarysim tokį dylą, čia aš kryžių, tu man tą. Ko aš ten prašau, žinai. Su dievulio, ne? Sveikatą. Tokia. Tai va. Mados reikalas. Mados reikalas. Baig mokyklą, ten važiuoju. Kryžiaus statėms, tai aš kaip sakau, turi būti jau, kaip aš sakau, ant tiek būti sunku, kad tu prašytum, kad davai nuimk nuo manęs tą kryžių. Ir tu neši ten jį padėti. Man tokia mintis, dėl to aš iki kryžių kalną su kryžiu nebuvau nuraitęs. Daug dabar, bet čia visą gyvenimą tas pats ne hipokritiškums gal, bet labiau toks nenuoširdums prieš save, kur... Tokia mes bažnyčiose, o kurie iki tol eina į tas bažnyčias, tik ne į santuokų kursus dar, ta prasme... Ne, su bažnyčias tai šiam brandu yra taip, kad... Ar meldžiamės, žinai, retas. Yra jeigu ten tu varai atlikti formalumų pagal komandą, stotis pagal komandą, žegnuotis, tai gal tu nei. Kaip aš mažas sakiau, galėtų apsispręsti. Daugiau sėdėti yra, ne? Kažkaip. Ir supranti, kad tikėjims labai įdomus dalykas yra, nes aš negaliu sakyti, kas yra tikėjims, bet tiksliai žinau, kad tikėjims nėra žinojims. Nes jeigu tu žinotum, kad ten, bet tai yra taip, kaip pasakyta. Tai, o kokia prasmė tada?
O tikėjimas yra, reikia, tą bandyti suvokti visą, žinai. Nes tikėjimas yra, kaip pastanga. Turi biški pasistengti, tikrai taip pat čia, kodėl taip. Bet čia vėl, kaip aš sakau, kaip ten per Meistrį ir Margaritą, nors, sakant, rusų kūrinys, bet geras, kad čia jau, sako, kiekvienam bus pagal tikėjimą. Sako, va tas netiki, kad nieko nėra, tai va jis ir išnyks. Be nieko. To nieks nenori, taip. Bet čia žiauri tema, čia nereikia šnekti. Filosofija. Ne tokio podcastą, čia reiktų eiti pas Rimą Piligrimą, kur Šapauskas varo apie tikėjimą. Tai va, gal tada ten bandys lausti kažką. Tikėjimo tema yra katedra ir čia kaip Laisvės TV buvo gidas, kurio neįleidžia katedra. Jo, tai neįleidžia. Įleidžia grusus. Ar čia dėl to, kas su Poderiu kartu tuo metu buvo? Dėl to, kas su Poderiu kartu buvo. Nieko negrėžė. Va čia tas yra. Ar čia kas buvo? Va, kaip sakau, va toj vietoj duodu, kaip sakant, kapeikam sukapuoti vieną daiktą. Ką? Čia sakau, prieš... Nieko negrėžė? Ne. O tai Poderis irgi niekart negrėžė? Ir Poderis negrėžė. O tai kur ta kamerikė ten buvo įkišta, kai rado tas... Buvo skilikė. Tiesiog jinai buvo. Tiesiog jinai buvo. O toj vietoj, kaip sakant, popiežius sėdėtų va čia vietoj tavęs. Bilekas, kaip sakant. Va, taip, tą patį pasakyčiau. Be jokio mirktelėjimo. Aš tikrai galvoju, su tais laidais ant rankas, kur taip padėjęs, meluoja, nemeluoja, tą patį. Tai biški yra blogi santykiai. Biški yra, aš kaip sakau, gal jam blogi, man tai nėra jie blogi. Nes aš sakau, aš tai nepykstu ant jų. Man, ir aš netgi, kaip sakau, čia kečiausiai, ką nuveikiau. Šiaip tikrai, neeilinis atradimas. Jo, čia ta tema yra labai žiauri ir va čia to vietoje yra tokia, didelė neteisybė, kada pasaulio galingieji galvoja, kad yra jų teisė padaryti atradimus didžiuosius. O ne žmogaus, kuris realiai, ten vos nežinau, dieną iš dienos ir kaip, bet vos ne taip ten tyrinėjo tos archyvus. Žinai, kaip ir sako, su klaidom, su neteisingų keliu ten buvo nuėjęs po tose tyrimas ir paskui, žinai, vėl. Ir ten yra, 14 metų. Bilė kiek ten, ką aš žinau, kaip minimum 17. Kažkaip, jo. Tai va, čia yra tokia, yra atkreipkit dėmesį tą atradimą, kai, jeigu ten matei tą konferenciją spaudos, tai baisaus džiaugsmo nebuvo. Arba, pažiūrėjau, dabar ta paroda ten Bažnytinio paveldo muziejuje, tų karūnų. Biški trūksta, ne? Aš nežinau, ko trūksta čia, aš to vietoj, žinai, nesikišu, ko aš nežinau, nes niekada. Bet ar buvo džiaugsmas darant tą parodą, ar buvo toks įvykis, kad wow, mes pristatom ne, man tai iš vis kosmosas, ten gali būti Vytautas palaidotas, mes visą Lietuvą turėtumėm iškelti, aš sakau, čia turėtų švenčių būti laidotuvė. O šventas nėra. Čia man labai keista. O šventės nėra, nes visi supranta, kad turbūt ir tie pikčiausi Sauliaus nemėgėjai supranta, kad jis yra teisus. Bet kur motyvacija yra? Negilumoj. Jis ten kažkada jaunystėje turėjo durną dalyką, ten kažkokią leptelį nesąmonę ir ten nupirko daiktų, kurie, žinai, aukcionuose tarptautinių, kurie pasirodo Lietuvoje ten, žinai, iškasti, bet jis nepirko, žinodamas, kad jie ten, žinai, kažkokie nelegaliai. Visi, aukcionų dalyvavo, kas norit, aš, tu, visi. Ir ten bats. Ten ilga ten ta istorija, bet ten netgi jam buvo, sako, tai sako, viskas laisvas, ta tavo kolekcija. Tik, žinai, mes tau nieko, žinai, jokio teismo nebus nieko, tu duok ten kolekciją. O ta kolekcija šiaip surinko, ten pirko, kaip ir visi kolekcionieriai daro. Ten iš senelio paveldėti daiktai kažkokie. Ne, sako, aš eisiu į teismą. Sako, tu pralaimėsi. Ten vos nedavė suprasti, kad tu pralaimėsi. Jie ir pralaimėjo, ir neteko tos kolekcijos.
Savo surinktos. O kas ten buvo per kolekciją? Ten buvo, sakė, kas antikvaras, žinai. Ir dėl to ta kolekcionavimo bendruomenė Lietuvoje, nebiškino, žmonės turbūt turi daug dalykų. Bet žinodami, kad, toksai yra likęs sovietinis, žinai, požiūris į kolekcionierių, jie niekas daug kas ko nerodo. Tiesiog. Čia va tas yra. Yra tekę matyti gal gyvai kažkaip? Nieko man net. Ne, aš neturiu tam tarp kolekcionierių jokių bičiulių. Bet kolekcionuoti, žinant kur, kas, tai nėra nelegalu. Tai yra, aukcionai vyksta, tu perki ten kažką. Tai žodžiu, jisai motivacija gali būti ta, kad jis ten kažkiek pyko seniau, ne, ir tada ieškojo, būdamas neoficialių istorijų. Apkaltino ten juodąją archeologiją, žinai. Taip. Apkaltino. Bumblauskas sako, koks jis čia, žinai, jūs baikit, sako, vieną kartą. Sako. Jau Bumblauskui aišku, kad jis, nėra velnas kažkoks. Kai Bumblauskas yra pasakęs, sako, reikia gražinti Sauliaus teisę atradimą. 100%. Tai sakau čia, žinai. Bet yra, aš nenoriu tų žmonių nei vardais, tai pavardėm, aš žinau kartais, ką jie šneka apie mane. Tegu jie negalvoja, kad aš nežinau, ką jie šneka, ką jie rašinėja vieni kitiem. Nes, kaip sakant, yra toks daiktas kaip Wikileaksas. Kažkaip atnuteka, žinai, ateina iki manęs, ką kalba, koks ten, žinai. O čia mes kalbam apie katedros, apie katalikų bendruomenės žmonės. Ne, čia ne apie kunigus, čia apie kitus žmonės. Tiek to, aš to net nenoriu leisti, nes, man biški nelygis, nes, aišku, aš susitikęs, aš su jais maloniai sveikinus ir sakau, labą dieną. O jie su manim nesisveikina. Arba, man, paskui, aš esu, kaip pas mane, nežinau, iš kur toks yra, bet, ko aš turiu bijoti. Kodėl aš turiu bijoti žmonių, kurie ten kažką galvoja, kad jie yra kažkokie geresni, ten, nežinau, kaip žodį pavartoti. Morališkai teisuoliškesni. Teisuoliai tokie, Jėzau, ne, hebra, nors gal jūs baisiai teisūs, bet kodėl jūs, kodėl jūs tų visų atradimų fone, kodėl nėra džiaugsmo ant Lietuvos, kaip aš sakau. Va to aš vienintelį dalyką nesprantu. Jau prisimkit savo tą, jau kad išsikasėt patys, ne, bet, gal pašveskim. Radom vienas didžiausių dalykų. Jo, pašvesti neįmanoma, nes, visi supranta, kad čia, žinai, kai kalbant apie tas lobynus, tai Saulius, kaip jis dėjo iki tos informacijos, kad, va čia yra, žmogų Lenkijoje rado ten sūnų, kurio tėvas tai slėpė, o Olštinai gyvena. Ir tai įsivaizduok, jisai va tą informaciją atėjo, jis tą informaciją paskui apie tą galimą vietą perdavė Seimui, prezidentui, ministrui pirmininkai. Ir tai reiškia, aš nežinau, dabar aš nieko nenoriu sakyti, gal tą informaciją aš jau toliau ir nuėjo ten, kur pas teisingų žmonės, gal kitaip. Taip, Saulis tą informaciją perdavė žmonėm, istorikam, archeologam, normaliai. Jie nėra jo tikslo, kad sako, patikrinkit. Ir, žinai, ir patikrino, ir rado. Tik tai nepameni, iš kur atėjo informacija. Vieno dalyko, taip, radom ir padėkoti. Bet visi žino. Visi žino. Va dėl to ir džiaugsmo nėra. Kad nenuoširdu. Tai yra nenuoširdu. Tai yra, toks. Radom čia. Radot. Visi žinom, kaip radot ir kokiais, bet tai tiek to. Tai laukiam Vytautą. Tai dabar dar. Komisijos, delegacijos ir institucijos. Ne, aš žiauru čia kalbėt komisijos, komisijom, bet tai irgi ten Saulius nėra. Nes, bet, toks paradoksas, kad toks jam, bet, daug dėjas, jis atlaiko, visą tai. Bet, kaip sakau, Sauliu, tu supras, kad tu esi oficialiai pralaimėjęs, oficialioj toj pusėj, tau nieks ordino prezidentūrai nepakabins. Bet tu iš to padaryk savo, kaip sakant, dalykus. Tu turi savo pusę žmonių
Ir viskas. Čia tokia... Šiais laikais su tokiom medijom, su podcastais, tai va Taip, visur eina ir taip, pas taip, jūs į neredaguotą kalbą tenai pasakoti. Ne, tai viskas ten okei, ten yra, aišku, kurie vis tiek ten įstikinę, kad jis yra, žinai, gyvas švelnės žemėj vaikščiantis, bet, nu, kaip sakant, būtų gyvas švelnės žemėj vaikščiantis, jūs seniai būtų gavęs jausų nuo manęs, žinai, darytų kažką negerai. Tai taip, toksai, žinai, tai jis ten yra, jis ne to kanto žmogus yra, nuoširdus žmogus, kuriam žiauriai aplinkybės nesusiklostė, bet jis yra, nu, vat, tokių dalykų autorius. Nu ir ką, nu, nieko čia. Nepamiršim. Ne, mes to dalyko nepamiršim. Kaip sakant, visada, žinai, ten bus tas palaikymas iš žmonių, kurie nes, nežinai, labai lengva spardinti silpną. Pabandykit persimesti su sau lygiais arba stipresniais, kaip yra, žinai. Labai lengva tokį žmogų ten daužyti. Ir būti, žinai, su ten, mes tokiuose postuose, mes anokiuose postuose. Kaip sakau, bijau, ar tiek to, žinai. Aš žmogus, kaip sakant, zlasties nelaikau, bet atmintį tai turiu. Ok. Paskutinis dalykas, kaip ateit pas Rūstų gidą į ekskursijas, kur registruotis. Tai ekskursijas yra Facebook'o puslapiuks, Rūstus gids, DS gids. Nors šiauliečiai gids sako, reikia sakyti C. Nu, nesąmonė, nieks taip nerašo. Nerašo, nu. Nesuprantu, Liuci Begemotas, tai yra du tie gyvūnai. Viskas. Čia yra tokias šiaulių gramatika, tokia morfologija, žodžia, sandarykė. Tai va yra Facebook'o puslapis Rūstus gids. Ten, ką, rašai AŽ, asmeninė žinutė. Gal į telefonas ten yra, turbūt yra, galite skambinti. Yra kažkur telefonas. Iškolioti jo, arba rašyti į Messengerį nesąmonų, jeigu norit parašyti, pasikeikti. Ideal paštas ir ten. Yra paštas ir rustusgids@gmail.com. Ir kokios tos ekskursijos būna, jeigu taip trumpai? Būna Porosų kapinės, labai mėgstu, tokia graži vieta, daug žmonių malonių. Guli. Viską ten. Bernardinų bažnyčia su Rusiai, su bokštu, Sapiegų valdos. Ten koks žydiškas Vilnius kartais, bet dabar biški mažiau jų darau, nes tik savaitgalis darai arba ten po darbo valandų, nes dabar negali darbo metu daryti ekskursijų. Arba ateikite į Lietuvos laisvės kovų pažinimo centro ekskursijas, kur vedu prie Rusą buvo geriau, arba kitai yra sovietmečio šnibždesiai, tai čia va tai vėlgi atsiminkite tą Lietuvos laisvės kovų pažinimo centras. Ilgas pavadinimas Facebook'e. Pridėsim nuorodas. Jo, tai va, dėkui, čia žiūri reklamikė. Ten, ta ekskursija prie Ruso buvo geriau skirta žmonėm, labiau gal, kurie nematė Ruso. Arba nedaug, arba ten. Nes tie, kurie matė, turi savo, ten, žinai. Nes kartais būna jos paveikus ta tokia nostalgijos gaidelė. Bet nieko ateindavo į 3 amžiaus senjorai, jam ten gerai viskas būdavo. Nors ten nėra Ruso laikų šlovinimas, ten, kaip aš sakau, ten yra žmogus, kaip galvoja, kad sako, tai mums buvo gerai. Tai kai tave įdėt į tokią aplinką, į kitos nerodo, tai gerai. Man labiausiai nervuoja, kaip sako, tai seniau žmonės buvo dvasingesni, tokie draugiškesni. Oi, čia... Sakau, a jūs neatsimenat, kaip pjaudavas dėl geresnio daikto? Giedrius Savickas vienoje laidoje čia labai gerai sakė. Tai rašyk tos laiškus. Rašyk laiškus, valgyk tą šlapenkę, sveikinkis, eik eilę. Ko su kaimynais nesisveikinkis? Sveikinkis, kaimynai, dabar aš buvau, kaimynai, sveikinkis, Eik į kiemą ant soliukas, sėdėkit, rūkykit, siemkas graužkit, o tai bus gerai. Nes rūkydą da, bet jau siemkas graužti, jau čia yra visiškas dugnas. Gerai, ačiū, kad atėjai svečius, buvo malonu. Pasimatysim. Arba čia, arba kažkaip, arba jo. Tai va, ačiū, nes, sako, daug priplirpiau nesąmonę, aišku, čia, kaip visada. Da. Bet čia gal nebereikia tos reklamos. Tai drąsiai, įdėsim jau. Įdėsim reklamą atskirą.
Rūstus Gits ne tik Bleivizgas vara, bet ir yra padaręs dokumentinį filmą apie Balį Gajauską, katras ilgiausiai prie Rusą kalėja. 3-7 metus Balys Gajauskas neprarastas laikas LRT epikoje yra. Nu, va, bus trumpa iškarpėlė. Bus trumpa, va. Esu dokumentikas režisierius vieną dokumentinį padaręs.